Noriu tau parodyti, kaip veikia 3 labai skirtingi pardavimo būdai. Paimkim pavyzdį puodelį. Pirmas, tai yra baimės pagrindu. Be šito puodelio tavo rytas bus suknistas, neišsimiegojęs, išsiblaškęs, jokio fokusavimuose. Visi geri rytai prasideda nuo šito puodelio. Čia pardavinėju ne puodelį, o baimę, kad be jo bus blogai. Antras būdas yra įvaizdžio pagrindu, vadinamu performance. Šis puodelis išskirtiniam žmogui, minimalistinis, modernaus dizainas, kaip pas milijonierius. Jei nori atrodyti kaip sėkmingas, šis tau. Čia pardavinėju statusą, ne vertę. O dabar autentiškumo arba tiesos pagrindu. Kai laikai šį puodelį, svarbiausia ne kaip jis atrodo, svarbiausia kaip jautiesi su savimi. Šiltas rytas, akimirka su savimi, atsiminimas, kad tau gera. Jei jauti, kad nori būti arčiau savęs, šis puodelis primins tau sulėtėti. Čia nekuriu spaudimo, nes pačiam gana vaidinti. Dabar įsivaizduoju, kad ne puodelį, savo verslą, savo žinutę, savo paslaugą siūlau per šitus filtrus. Dauguma mokymų tave moko tik pirmo arba antro varianto. Tai yra baimės arba įvaizdžio. Bet yra ir trečias. Trečias yra tiesos. Jei nori sužinoti, kaip tavo žinutė ir tavo pasiūlymas galėtų būti iš autentiškumo, iš tiesos, parašyk man žodį žemiau, puodelis.